Paryžiaus oro uoste kasdien praeina tūkstančiai žmonių. Vieni skuba į vartus, kiti laukia persėdimo, treti ieško kavos ar išėjimo į miestą. Oro uostas sukurtas judėjimui. Čia žmonės neužsibūna ilgiau negu reikia. Bet beveik 2 dešimtmečius vienas vyras ten nekeliavo, o gyveno. Jis miegojo ant raudono suolo terminale, skaitė laikraščius, rašė dienoraštį, valgė oro uosto maistą ir stebėjo, kaip kiti žmonės nuolat išvyksta ten, kur jis pats negalėjo arba nenorėjo išeiti. Darbuotojai jį pažinojo, keleiviai kartais sustodavo pasižiūrėti, žurnalistai pavertė jį keista oro uosto legenda. Jis vadino save Sir Alfred, dokumentuose jo vardas buvo Mehran Karimi Naseri. Ir būtent čia prasideda painiausia šios istorijos dalis. Ar jis tikrai buvo žmogus, įstrigęs tarp valstybių ir dokumentų, ar žmogus, kuris po truputį pats susikūrė kalėjimą vietoje, kur visi kiti tik praeina. – 1988 m. rugpjūčio 26 d. Naseri atvyko į oro uostą Paryžiui. Tuo metu jam buvo tik apie 40 metų. Jis buvo tylus, santūrus vyras su keliais lagaminais ir planu pasiekti Jungtinę karalystę. Pagal jo paties pasakojimą, jis norėjo nuvykti į Škotiją ir surasti biologinę motiną, kurios niekada nebuvo sutikęs. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodė kaip dar viena kelionė per didelį Europos uostą, bilietas, bagažas, laukimas, skrydis, bet kai jis pasiekė Londono Heathrow oro uostą, Britų imigracijos pareigūnai paprašė dokumentų. Naseri jų nepateikė. Jis aiškino, kad dokumentai buvo pavogti, be paso, be aiškios tapatybės ir be teisės įvažiuoti į šalį, jis buvo sulaikytas ir išsiųstas atgal į Paryžių. Oro uoste Prancūzijos pareigūnai atsidūrė keistoje situacijoje. Jie negalėjo jo paprastai įleisti į Prancūziją, nes jis neturėjo dokumentų, bet jie taip pat negalėjo jo lengvai deportuoti, nes nebuvo aišku, kur tiksliai jį išsiųsti. Taip jis atsidūrė tarpinėje zonoje. Iš pradžių tai turėjo būti laikina problema. Tokios situacijos paprastai sprendžiamos per kelias dienas, o kartais ir mėnesius. Tačiau Naseri atvejis pradėjo strigti ten, kur biurokratija susiduria su žmogaus gyvenimu. Dokumentuose, teisėse, leidimuose, tapatybėje ir klausime, kas jis iš tikrųjų yra. Terminale jis rado raudoną suolą netoli lango. Iš ten matėsi oro uosto erdvė, fontanas, praeinantis keleiviai. Dieną jisai skaitydavo laikraščius, rašydavo užrašus, stebėdavo žmonės, maistu dažnai jam padėdavo oro uosto darbuotojai, kai kas atnešdavo higienos priemonių, drabužių, maisto kuponų ar šiek tiek pinigų. Pamažu jis tapo oro uosto peizažo dalimi. Darbuotojai priprato prie vyro su laikraščiais ir lagaminais, žmonės, kurie dirbo ten kasdien, matė, kad jis nėra paprastas benamis. Jis buvo mandagus, tylus, dažnai užsidaręs savyje, jis turėjo istoriją, kurią kartodavo visiems, kas norėjo klausytis. Pasak jo, jis gimė Irane, pasiturinčioj šeimoje, o jis pats buvo išsilavinęs žmogus. Po tėvo mirties, kaip jis pasakojo, motina jam atskleidė, kad ji nėra jo tikroji motina. Tikroji motina esą buvo škotė slaugytoja, su kuria jo tėvas turėjo romaną. Ši detalė tapo pagrindiniu jo gyvenimo pasakojimo tašku, jį paaiškino, kodėl jis jautėsi išduotas, kodėl paliko Iraną ir kodėl siekė patekti į Didžiąją Britaniją. Vėliau jis teigė, kad buvo įkalintas Irane, kankintas ir išsiųstas iš šalies. Galiausiai jam buvo suteiktas pabėgėlio statusas Belgijoje, bet keliaudamas į Jungtinę karalystę jis esą prarado dokumentus. Vienoje versijoje jo daiktai buvo pavogti Paryžiaus traukinių stoty, kitoje istorijos vietoje paaiškės, kad ir ši detalė nėra tokia paprasta. Kol teisininkai ir žmogaus teisių gynėjai bandė suprasti jo situaciją, Naseri gyveno terminale. Pirmą kartą jam pabandžius vėl skristi į Londoną, viskas pasikartojo. Britų pareigūnai jo neįleido, jis vėl buvo grąžintas į Paryžių, o Prancūzijoje jis vėl neturėjo dokumentų, kurie leistų paprastai žengti į miestą. Kuo ilgiau tai tęsėsi, tuo labiau oro uostas tapo nebe laikina stotele, o namais. Tai buvo keistas namų variantas, bet jis turėjo savo vietą, savo suolą, savo daiktus ir žmonės, kurie jau žinojo, kad tas vyras niekur nedingsta. Apie jį pradėjo rašyti vietinė spauda, vyras gyvenantis oro uoste buvo istorija, kuri iškart patraukė dėmesį. Ji turėjo viską, kas patinka žurnalistams. Vienišą žmogų, didelį oro uostą, tarptautinę biurokratiją ir paslaptį, kurios niekas iki galo nesuprato.
Jam pradėjo siųsti laiškus, atvirukus, mažas siuntas. Kadangi jis neturėjo tikro adreso, dalis korespondencijos pasiekdavo oro uosto gydytoją Filipą. Būtent jis tapo vienu iš žmonių, kurie iš arčiau matė, kaip Naseri keičiasi. Fiziškai jis ilgą laiką atrodė pakankamai stabilus, bet psichologiškai situacija darėsi vis sudėtingesnė. Prie jo bylos prisijungė ir advokatas. Jis metų metus bandė padėti Naseri išspręsti dokumentų klausimą. Iš šalies atrodė, kad problema aiški – surasti arba atkurti dokumentus, sutvarkyti statusą ir išvesti žmogų iš terminalo į normalų gyvenimą. Bet laikui bėgant paaiškėjo, kad Naserių problema nėra tik dokumentai. Vieną dieną jis gavo laišką, kuriame buvo klaidingai kreiptasi į jį kaip Sir Alfred. Šis vardas jam prilipo. Jis ėmė prisistatinėti šiuo vardu, pradėjo neigti savo iranietišką kilmę, nenorėjo kalbėti persiškai, pykdavo, jei kas nors kreipdavosi į jį ne angliškai, jis vis labiau tvirtino, kad yra britas. Tai turėjo labai konkrečias pasekmes. 1999 metais advokatui pagaliau pavyko gauti dokumentus, kurie galėjo išspręsti Naseri problemą. Po daugiau nei 10 laukimo jam atsirado galimybė išeiti iš oro uosto ir pradėti gyvenimą už terminalo ribų. Bet Naseri atsisakė. Dokumentuose buvo parašyta Mehran Karimi Naseri. Gimimo vieta – Iranas. Jam tai netiko. Jis norėjo, kad būtų pripažinta jo nauja tapatybė – Sir Alfred. Gimęs ne Irane, o Britanijoje. Jei ne Britanijoje, tada pasak jo, galbūt Švedijoje arba Jungtinėse valstijose. Teisininkams tai buvo neįmanoma. Dokumentai negali būti perrašomi pagal žmogaus norimą biografiją, jei nėra įrodymų, o Naseri įrodymų neturėjo. Čia istorija pasisuka kita kryptimi, jei neturi dokumentų, oro uostas tampa spąstais. Bet kai dokumentai atsirado, o jis jų nepriėmė, klausimas pasikeitė. Ar jis vis dar buvo įkalintas, ar jis jau laikė pats save? Advokatas ir oro uosto gydytojas buvo nusivylę. Jie metų metus dirbo nemokamai, bandė padėti žmogui išeiti, o kai duris pagaliau atsivėrė, jis atsisakė per ją žengti. Jo paaiškinimas buvo paprastas, bet kartu beveik neperžengiamas. Mehran Karimi Naseri gal ir gali būti laisvas, bet Sir Alfred ne. Jis net buvo paklaustas, ar nenori pagaliau išeiti ir susirasti savo motiną Škotijoje. Juk tai buvo vienas iš pagrindinių jo paaiškinimų, kodėl jis apskritai bandė pasiekti Jungtinę karalystę. Jo atsakymas daug ką pasakė. Jis sakė, kad jau yra namuose. 2004 metais jo istorija pasiekė Hollywoodą. Filme The Terminal Tom Hanks suvaidino vyrą įstrigusi oro uoste dėl politinės ir biurokratinės sistemos. Kai filmas pasirodė, Naseri dar gyveno tame pačiame oro uoste. Fotografai fiksavo jį šalia filmo plakatų. Žmonės norėjo pamatyti vyrą, kurio gyvenimas virto Hollywoodo istorija. Jis tapo dar labiau matomas, dar labiau atpažįstamas. Tais pačiais metais pasirodė ir jo autobiografija Terminal Man. Knygą jis pasirašinėjo ten pat prie savo suolo. Kuo labiau augo jo žinomumas, tuo daugiau žmonių ėmė gilintis jo praeitį. Režisierius Paulas Berčeleris, ilgai domėjęsis Naseri gyvenimu, atliko tyrimą ir susisiekė su jo šeima Irane. Tai, ką jis išgirdo, pradėjo ardyti pagrindinės Naseri pasakojimo dalis. Pagal šeimos versiją, jis nebuvo atstumtas svetimas vaikas, o biologinis savo motinos sūnus. Jo artimieji nebuvo jo pamiršę, kai kurie buvo atvykę į oro uostą jo ieškoti, bet jis atsisakė juos pripažinti. 2006 metais oro uosto gyvenimas baigėsi sveikatos problema. Naseri buvo išvežtas greitosios pagalbos automobiliu į ligoninę. Po gydymo jis nebegrįžo į savo raudoną suolą, vėliau gyveno viešbutyje netoli oro uosto, o vėliau Paryžiaus socialinės globos namuose. Jo vieta oro uoste buvo išardyta, daiktai pašalinti, suolas, ant kurio jis praleido 18 metų, vėl tapo tik oro uosto suolu. Atrodė, kad tuo istorija galėjo baigtis, bet istorija baigėsi ten pat, kur ir prasidėjo. 2022 metais Naseri vėl grįžo į oro uostą. Tikslios priežastys iki galo neaiškios, galbūt tai buvo įprotis, gal saugiausiai jam vis dar atrodė vieta, kurioje jis praleido didžiausią savo suaugusio gyvenimo dalį. Gal už oro uosto ribų jis niekada taip ir nerado gyvenimo, kuris jam atrodytų savas. 2022 m. lapkričio 12 d. Mehran Karimi Naseri mirė terminale 2F. Jam buvo 76 metai,
Medikai bandė jį gaivinti, bet jo išgelbėti nepavyko. Vyras, kuris 18 metų stebėjo, kaip žmonės išvyksta, paskutinėmis gyvenimo savaitėmis vėl sugrįžo į vietą, kuri kadaise buvo jos spąstai, scena ir namai. Jo istorija dažnai pasakojama kaip keistas absurdas. Žmogus be pasų įstrigęs oro uoste, tarp valstybių, bet iš tikrųjų yra kur kas painesnė. Dokumentai buvo tik pradžia, vėliau atsirado kitas kalėjimas, tapatybė, kurios jis nebenorėjo paleisti. Sir Alfredas laukė 18 metų, o kai galų gale galėjo išeiti, paaiškėjo, kad svarbiausios durys jau buvo ne terminale, o jo paties galvoje. Jeigu šis video tau buvo įdomus, paspausk like. Tai labai padeda kanalui augti ir pasiekti daugiau žmonių. Taip pat užsiprenumeruok kanalą, jeigu nori daugiau tokių istorijų. O jeigu nori prisidėti dar stipriau, kanalą gali paremti per Contribui arba tapdamas kanalo nariu. Tai leidžia kurti daugiau ir geriau. Ačiū, kad žiūrėjai. Iki kito karto.